Trenerė, atrodo, su gera energija pradėjot rungtynės ir tas pirmas kėlinys, daug pozityvo. Kas nutiko nuo antro kėlinio, kad užleidot lyderiaujančias pozicijas varžovėm? Čia žaidžiam U14, o U14 dar reikia žaisti penketais, kurio žaidė pirmam kėlinį, antram negali. Šiaip mūsų antras penketas ir gana stiprus, bet šiandien mūsų viltiai nesisekė. Ant kiek sekėsi visom pirmam kėlinį, antom nesisekė antram. Ir aišku, antram mūsų centro pritrūko Urtės Gotutės. Tai kitos žaidėjos nepripratusios žaisti 5 numeriu ir kai vieno žaidėjo nėra, antras kėlinys užtat biškis sugriuvo, buvo viltiai per sunku vienai viską patempti. Ir dar biškį nesisekė, tai va ir gavosi tas antras kėlinys. Bet aš irgi tą pastebėjau, kad jeigu ne antras, tai gal dar būtume ir pergalę gavusios. Ketvirtam kėlinį buvo grįžusios 5 minutės, 5 taškai, buvo ir tą gerą bangą pagavę ir kokių detalių pabaigoje pritrūko, kad išsineš šiandien atim pirmą pergalę dar iš nepralaimėjusių varžovų šiemet. Tai va, to ir pritrūko mūsų greito aukšto centro, sėkmės pritrūko ir kamolių atsiėmimo. Dabar pasižiūrėjau, tai beveik dvigubai jos daugiau kamolių nusiėmė. O stiprios mano mažos greito žaidėjos, bet mažutės negali visų kamolių, nes ūgio persvara didžiulė yra Šiaulių komandos. Tai va to, manau, pritrūko. Aš jau bandžiau paėmus minutę jos, šaunuolė, čia gerai palaikom tą tokį užsidegimą, bet po to vieną antrą paslydo, gaus ką gavosi.